Labas. Daug kam nulipant nuo kalno skauda kelius. Dabar pamatysiu paaiškinti, kodėl taip yra ir ką padaryti, kad to nebūtų. Girnelę valdo keturgalvis raumuo, kuris sudarytas iš 4 galvų. Iš šono 2 ir per vidurį 2 galvos. Visų 4 funkcija yra tiesti kelį. Kelio tiesimo metu girnelė juda per šlaunikaulio sąnarinės vagos vidurį. Visos 4 galvos turi dirbti suderintai, kad girnelė viso judesio metu ir liktų sąnarinės vagos viduryje. Jeigu bent viename raumenyje yra didesnis tonusas, ypatingai jeigu tonusų skirtumas yra tarp šoninių galvų, tarp vidinės ir išorinės arba tarp išorinės ir vidinės, girnelė pradeda krypti link įtempto raumens, dėl ko pradeda trintis į šlaunikaulio vagos kraštą. O tai ateityje sukels skausmą. Skausmas intensyvėja lipant žemyn, nes keturgalvio raumuo šio judesio metu labiausiai dirba. Atskirai šių raumenų nepastiprinsi, todėl į šios 4 raumenis, kurie tiesia kelio sąnarį, žiūrėti reikia kaip į vieną raumenį ir treniruoti kaip vieną raumenį, kad smegenys mokytųsi į visus raumenis siųsti signalus tokiu būdu, kad visos galvos dirbtų suderintai.